Na ir aikštėje matome Saulių Petravičių, išties labai nuostabų ir šiltą žmogų, padedantį visose varžybose, tiek organizuojant, tiek morališkai, tiek gelbėjant. Na ir šis raitelis Lietuvą atstovauja nacionalinėse varžybose ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėje Latvijoje bei Lenkijoje. Taigi aikštėje Saulius Petravičius ir libretas. Žirgas libretas yra Baltijos Hanoverio veislės žirgas, gimęs ir užaugintas Lietuvoje, ir priklauso pačiam raiteliui, kurį dabar mes matome varžybinėje aikštėje. Na, libretas atstovauja klubą Top Sport. O Sauliaus istorija. Svarbu, kad patinas Na ir pirmoje fazėje be baudos taškų sugaišta 55 ir 40 sekundžių dalių ir Saulius su nuosavu žirgu libretas pradėjo jau pasirodymą antroje fazėje. Na ir pirmasis raitelis, kuris varžybinėje aikštėje maršrutą baigė tiek pirmoje, tiek antroje.